Sveiki sugrįžę šį gražų pavasarį, tiksliau sausio mėnesį, 9 šilumos, šviečia saulė, tiesiog gražu žiūrėti. Sulaukiau keleto idėjų dėl statinės, tai jos sutraukiau į klausimyną ir šiuo metu, kai išeina šis video, kaip tik yra puslapyje apklausa, kur galite balsuoti. Ir 3 dienas balsuokite, o paskui pradėsiu jau darbus su ta statinė ir kažkuo, ką jūs siūlote padaryti su ja. O kas nesupranta, apie ką šneku, tai gali grįžti į praeitą video ir ten pasižiūrėti, apie ką čia vis vyksta šneka. Taip pat įdomų dalyką pamačiau vienam iš tinklapių žiniasklaidos, pamačiau, kad jau kai kur bėga sula. Tai kodėl nepabandyti ir man? Tik tai nepamirškite, jeigu leisite sulą, tai yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis. Šiaip tai nesvarbu, kad turit pusės metro grąžtą, galima gręžti nedidesniu kaip su 20 mm arba 2 cm grąžtu. Aš 14 mm naudosiu ir tikrai per akis. Ir negali būti giliau negu 3 cm. Tai atžymim, kad giliau negręžti. Einam klevų ieškot. Čia va mano 3 klevukai. Medis negali būti siauresnis negu 20 cm. Mes čia turim metro skersmens, tai turėtų būti pats tas. Neturi būti aukščiau negu metro aukštyje. Ir bandom, kas čia gausis. Pasidariau medinį latakėlį. Dabar reikia tik kaltą. Nors straipsniai rašė, bet panašu, kad dar nėra gyvybės. O aš gyvenu pietų Lietuvoje, tai turėtų būti turbūt anksčiausiai. Tai dar kaip ir nelaikas būtų tada. Paliksiu dienai kitai pasižiūrėti, ar bus kažkas, bet kažkaip labai smarkiai abejoju. Pavasarį buvo 4. Dabar lygtais 9 suskaičiuoju. Bet buvo net ir 10. Mums atrodo visos nejauniklės. Prabėgo 3 dienos ir nei lašiuko. Dar per anksti. O pabaigus leisti sulą, reikia užkalt skylutę. Darom tvarkingai. Ir reikia užtepti sodo tepalu. Tepalo dabar neturiu, tai užtepsiu rytoj. Esam name. Planuoju pasidaryti laikinas dirbtuvės. Čia dailų, gražų, bepastalį per vidurį, spinteles palei sieną, kur galima būtų stakles pasidėti, bet tai užtruks. Namą planuoju nugriauti, nes jau baigia viską supūt, sugriūt ir visa kita. Bet kol kas bus gerai, o vasarą bandysiu dar pasistatyti ir dirbtuves. Jeigu geri būsit ir jums parodysiu. Šiaip tai jau norėjau pradėti darytis remelius, bet gyvenimo istorija vėluoja su mediena, tai traktoriaus dalis laukt, mediena laukt, žodžiu visko laukt. Kada dirbti, taip ir pralaukti pusę gyvenimo. Turiu tokį daugiaaukščio avilio aukštą. Jisai man yra per storas, lentelės, o pas mane fanėra yra apkalta. Yra pirkta iš didesnės bitininkų parduotuvės. Tai ką pabandysiu padaryti, nulupt, pažiūrėti, kaip jie apšildo, kaip tas vidus padarytas. Nes visą laiką buvo labai įdomu. Ir paskui sutvarkysiu, pasidarysiu, kaip man reikia. Šiaip tai likau nustebintas. Ardžiau vieną šitą pusę kokią 10 minučių. Pasižiūrėkit. Tvarkingai, gražiai suleista. Viskas gražiai sudėta. Jeigu iš tikrųjų, tai tikėjausi, kad bus tikrai prastai padaryta, bet čia visai tvarkingai, visai gerai. Kaip ir verta dėmesio. Yra už ką mokėti pinigus. Nors tie gerai, kad bent jau orai džiugina. Man tai saulė pats grožis. Pasižiūrėkit, kokia gamta pas mane aplinkui. Vasario 1 diena. Jau. Ką žinai, čia yra gerai. Bet smagu, kad jau pavasaris ateina.
tai va, kartais reikia tiesiog išeiti į gamtą, pats nesitikėjau, visai taip sėdžiu, visiškai kitus dalykus filmuoju, žiūriu, kažkas nubėgo. Ir iš pat pradžių pirma mintis, blemba, ne į tą pusę kamera nukreipta, perstačiau, posėdėjau 5 minutės, vėl išlindo ir patys matėt. Kas čia per padarėlės, galiu žinot, man į kiaunę lygtais panašu, lygtais ūdra didesnė turėtų būti. Turbūt reiktų kažkur ir bebrų paieškot, vat. Medelis matosi šviežiai pakankamai padailintas, apgenėtas pavasarį. Va jau kabo ir žali. Gražiai atrodo varpeliukai. Kaip manot? Čia kažkas gyvena? Nes čia tikrai kažkas gyvena. O jau obelis ir pumpuriukus sukrovė. O tai kada genėti, jeigu jau pumpurai yra? Va ir slyvos jau pumpuriukus turi. Darbus pabaigiau, reikia pasidžiaugti gamta. Pabalsuokite Statinės projekte, jau kitam video rodysiu, kaip ten darau. O šį kartą iki pasimatymo. Kas nepaspaudė patiktukų, paspauskite. Žinau, kad tai kvaila prašyti visą kitą, bet čia yra paprastas YouTube algoritmas. Kuo jūs daugiau spaudžiate, tuo daugiau rodo mano video kitiems žmonėms, kuo daugiau rodo kitiems, tuo daugiau žmonių mato, kuo daugiau žmonių mato, tuo daugesnė man nauda, tuo daugiau galiu turinio kurti, tuo daugiau turinio galiu jums parodyti. Žodžiu, suvėliau, pelenkėk, iki kitų kartų.